Labas rytas, dabar 4:30. Sveikinu su jumis iš Danang miesto. Pas mane dabar dilema tokia, kad kaip sakiau, dar 4:30, bet hotelio aš tai nesu užsibukinęs, nes ką čia, dėl kelių valandų miego nebukinsi, dėl 5 eurų tą hotelį. Aš nežinau, kur aš varau dabar, varau iki paplūdimio, gal apsimesiu, kad žiūriu saulėlydį ir tada gal ten smiksim porai valandikų dar. Bum, atsiteleportavau prie paplūdimio. Dabar 5 ryto, saulė po truputį kyla ir pažiūrėkit, kiek žmonių vaikšto. Tiek va. Tai dabar atvarėm iš paplūdimio, kur nėra žmonių jokio dienos metu, į čia, kur nuo 5 ryto jau renka žmonės. Crazy. Bet jo, tai vietnamiečiai mėgsta jie prieš saulę, arba kai saulė tik kyla, kai nėra dar karšta, jie tada sportuoja visi, tai dabar va, vaikšto paplūdimiais. O aš galvojau, gal pamiegot kažkur čia. Kaip tikras benamis, nes neturiu hotelio po kol kas, nes čekinas tik nuo 2. Tai aš einu pasivaikščiot ir pažiūrėsim, ką rasim. Ką tik padėjau kamerą, bet taip gražu, taip gražiai kyla saulė ir tiek žmonių sportuoja, kad žiauriai crazy. Visi seneliai močiutės, jie tiesiog belia kokiu greitu žingsniu eina, arba kažkaip mosikuoja rankas, kad tipo mankštelę pasidaryti. Žiauriai kėda. Prisijungiau ir aš į didįjį piligrimų žygį palei paplūdimį. Aš net nežinau, kur aš einu. Nežinau, kur mano hotelis, bet jei visi tai eina, tai visi, aš žinau. Reikia biškį pasivaikščiot. Ir pažiūrėkit, koks gražus saulėtekis. Biškį debesis uždengia vis tiek gražiai. Priėjau epicentrą viso reikalo. Kiek ten daug žmonių maudos. Nežinau, kiek matot. Ir čia močiutės įsikasusios save į smėlį. Ir ten visi žmonės mankštelės daro. Įdomi vieta, man čia patinka. Nu ką, įsibazavau, pasidėjau kuprinę va po palmę, kilimėlį, kitaip sakant rankšluostį. Ir dabar reikia pasižiūrėti, ką iš tikro daryti, nes čia eisiu, aš nebežinau, nueisiu atgal į kitą miestą, kur buvau. Tai reikia jau pagalvoti, ką daryti, ar miegot šiandien pakaituką, nemiegot. Aš šiandien tada strateguot, galvot kokią situaciją ir susimatom už sekundės, kai jau planas bus aiškus. Mankštelės vyksta ir paplūdimy, ir nepaplūdimy. Visur žmonės sportuoja. Žiauriai įdomus pratimus jie daro. O čia ką tas senelis daužo savo rankas. Nu, bet gal ir gerai prasijudina vis tiek kažką. Lietuvoje tai taip nieks nesportuoja rytais. Tik bėgioja ir viskas. Tragedija Danango mieste. Esu prie nuomos punkto, bet niekas neatidaro man durų ir niekas nekelia telefono. Paskambinau dar 5 kitus nuomos punktus, kurie rodo, kad atsidarę jau yra, bet nieks nekelia. Ir to pačiu hotelio savininkas mane atrašė, aš paprašiau anksčiau čekinint, gal netyčia įmanoma. Tai jo, esu užstrigęs dabar, nežinau ką čia daryti. Nu ką, nuo paskutinio klipo daug kas įvyko. Aš pasiėmiau mocą, ten stovi, vėliau parodysiu. Ir atvariau į restoraniuką ir pasiėmiau tą, ką man rekomendavo moteris, kuri čia dirba. Taip pat mocas kainuoja 5 eurų dienai, tai pasiėmiau 2 dienas už 10 eurų. Ir sakė, yra visai policijos tų sustojimų. O, papa. Žiauriai skaniai atrodo kaip... Net nežinau kaip kas, bet... Hi! Hello! O, su Donikė viską. Dai, kimbame darbus. Prašė parodyti jo restoraną. Alin. Oh, very good, best restaurant in Danang. Danang City. Yeah. Best restaurant. Very good, I like it so much. Okay, thank you. Over there. Photo over there. Okay. Sako, pafilmuokit tą biškį. Stop. Oh, wow.
Oh, papa. Very nice. Very good, very good. Thank you. Tai gerai, kažką ten prieš tai apie mocą šnekėjau. Tai sakė, kad šiaip yra daug policijos, kurie sustabdo ir gauni baudą, bet prie raudonos šviesos sustojau, pakalbinau amerikoną vieną. Sako, 2 savaitės čia važinėja, nei kartą jo nesustabdė, tai be reikalo čia mane gazina. Nes pradžiai sako, mes tau tik 5 cc galim išnuomoti, sakau, tada nereikia. Sako, nu gerai, galim tau ir 125 cc. Taip ir gavo mocą. Va tokį žvėrį. Dar vienas dalykas. Dabar visai norėčiau nusteleportuoti kažkur įdomaus. Tai pabandom. Ogi, kur aš čia atsiteleportavau taip greit? Ogi ant laiptų. Kur tie laiptai veda? Aš nežinau pats. Tai lipam ir išsiaiškinam. Lipau į kalną. Ir supratau, kad mamose palikau telefoną. Bėgu atgal, bėgu aukštyn. Ir atėjom į tokią vietą. Man čia tik pati pradžia. Atvarėm į Marble Mountains. Lietuviškai vadinus Marmuro kalnai. Einam pažiūrėti, kaip atrodo tie kalnai. Pradėjau sekti rusų turą, bet aš nieko nesuprantu, ką sako. Две статуи Будды одностатуи сидят в позиции. Когда Будда сидел медитировать, потом достиг просветления. А за ним еще лежат и Будда. Это, тогда, когда вот Будда умер, он лежал в боку. Он лежал на боку, потом ушел в нирвану. Gal jūs suprasit kažką, kas žiūrit. Štai nelabai bum. Šiaip kietai čia tokiam urve esam. Ir čia būdas šventyklos visokios padarytos. Ir čia... Labai kietai atrodo. Čia pats nematau, kur yra, bet čia irgi yra. Labai daug tų... Kažkur slepės šikšnosparnių. Bijau aš to šikšnosparnių, labai šlykščiai atrodo, kaip žiurkė su sparnais. Nepatinka man. Tai kas su tavim, Buda? Tai kas su tavim? Gerai jis čia įsitaisęs. O ir saulė įeina, ventiliacija, viskas. Nors seniau čia naudoju šitą vietą tik tam, kad marmurą kasinėt. Iš tikro šitą vietą turėjo labai didelę naudą Vietnamo karo metu. Čia buvo naudojama kaip slėptuvė. Ir kažkuriam vienam iš tų urvų buvo tokia ligoninė, kaip ir įsteigta plius minus. Tai labai kietai. O dabar jau marmurą čia jau nebekapoja. Čia jau viskas, jau turistam. Belia kiek čia tų laiptų yra. Čia pavargau. Aš tik pradėjau. Labai status laiptai. Spėkit, ką vėl turėjau daryti. Vėl turėjau lipti laiptais. Kažkokiais tokiais murmuriniais, slidžiais laiptais. Bet vaizdas atsiveria neblogas. Benango paplūdimys, matas. Priėjom tą patį pagrindinį urvą, visų urvų urvą, man rodos.
Kristaus motina Marija, malonės pilnoji. Va čia urvas. Yeah. Paliekam didįjį urvą. Man rodos, kaip ir pasibaigė pagrindiniai lankytiniai objektai. Gali patvarysim jau iki hotelio. O kokios lygumos ir ta tokia baukšt, iš niekur išdyja. Kaip jie čia taip sugalvoja pastatyti tokius kalnus. Bet ką, aš varau iki hostelio, parodysiu, ką gavau už 4,50 €. Jeigu mane įleis, nes dar 4,5 valandos prieš check-iną, tai nežinau, ar įleis ar ne. Bus matyti, tai sutinkam hostelį arba kažkur elgetaujant. Atvykau į savo vietą, bet viena problema. Čia mano hotelis, kambariukai tokie mini, bet aš negaliu susiekti su bose. Nes jį turi numerį, bet jį neturi WhatsApp'o. Mano SIM kortelė neturi privilegijos paskambinti. Aš negaliu niekaip susiekti, per bookingą mane atrašo. Dar 4 valandas iki check-ino. O čia nieko nėra daugiau, čia tiesiog tokia vieta. Ką aš žinau, teks rašinėti per bookingą toliau. Tas hostelis tragiškas. Vienas iš prastesnių, kokiam esu buvęs per savo visą kelionių karjerą. Tai atvariau čia į paplūdimį, nusnaus po smėlį, nes dar įleido pasidėti daiktus, bet dar negaliu lovoje atsigulti, nes dar neišsičekiautina žmonės. Tai reikia sulaukti to, nes dar reikia būtinai aparatūrą pasikrauti, nes kamera ant 10%. Tai ką, čia pabūsiu pusvalanduką, valandikę. Kaip sakiau, po smėlį nusnausiu ir tada bandysim grįžti į hotelį, gal jau bus išvarę žmonės. Melskitės. Kaip aš čia atsiradau? Kas čia per nesąmonė? Kur aš? Aš tam pačiam hostelį. Pagaliau gavau vietą, pamėgau pasmelį ir prie jūros, ir antrą pasmelį čia pamėgau. Tai 2 pasmelį pamėgoti ir metas pradėti keliauti. Varom į Hoi An miestą. Šokam ant moco ir riedam. Taip atrodo mūsų tūlikas. Durys jau nupelyjusios, nes dušas tai va čia. Čia tūlikas. Šiandien ryte, kai atėjau, viskas šlapia, visas tūlikas šlapias. Reikia šiaip. Jau. Būna ir geresnių mastelių tikrai. Atkeliavom į vieną kiečiausių miestų Vietname, kuris nepasikeitė jau 200 metų. Ir jis vadinasi Hoi An. Dabar aš varau pavalgyti
į vietą, kur vienas toks šefas amerikonas, rašytojas, keliautojas, visų galų meistras, kaip sakant, sakė pats skaniausias banh mi visam Vietname. Tai išbandyt ir vat jisai čia, kur daug žmonių. Einam išbandyt ir pažiūrėt, ar jis melavo ar nemelavo. Bằng he 60. Čia ne taip, kaip viena moteris dirba prie kasos ir daro to pačiu. Čia dirba 1, 2, 3, 7 žmonės. 7 žmonės dirba, daro sumuštinis vienu metu. Vieta ekstremali. Ten matos to žmogaus nuotrauką, apie kurį šnekėjau. O, jeigu pažįstat. Gerai, esu dabar tokioj gatvėj. Čia ką tik išėjau iš tą restoraną. Ir pasiėmiau tokį patį paprasčiausią, tokį standartinį, tiesiog banh mi sumuštinį su kiauliena ir pate. Ir ištestuosim, pažiūrėsim, ar vertas dėmesio. Kainavo 40 000, kas yra euras 30, tai brangesnė pusė palyginus su Vietnamo standartais. Pasakysiu taip, visai skanu, toks biškių unikalus banh mi, ne toks kaip paprastas, bet ne mano skonio. Daržovės jaučia šviežios, bet biškių per daug daržovių, per mažai mėsos. Ta mėsa, kiauliena tokia dabar turiu, kur net neina sukramtyti. Nuvylė mane tas vertintojas. Einam dabar toliau grožėtis šituo senoviniu miesteliu. Tai kodėl šitas miestas toks šustras? O todėl, nes jis labai istoriškai svarbus, jis yra net į UNESCO paveldą įdėtas. Todėl jis nepasikeitė 200 metų. Čia yra susijungus kinų, vietnamiečių ir japonų kultūros. Kai bus tamsu, čia iš vis kaip gražiai atrodys, pamatysit, palaukit truputį. Tai todėl šitas miestas toks kietas ir čia jie labai mėgsta žibintus, kurie simbolizuoja laimę ir sėkmę. Blemba, gal reikėjo studijuoti šitą miestą. 5 minučių nuo miesto, tai nežinau, kiek aš čia būčiau iš tikro atvaręs, bet blemba, kaip čia gražu čia. Visi pastatai tokie numatos, kad iš tų senų laikų tiek tų laivų dar net nesutemo, kad stems visas grožis atsivers. Ne vienam man patinka šitas miestas. Žmonių irgi yra, šiek tiek, viens kitas. Priėjom japonų tiltą. Šitas tiltas tipo skiria japonų pusę ir ten kinų pusę. Skirtingų kultūrų. Ir yra kažkokia pasaka, kad čia kažkokia pabaisa papačia gyvena ir šitas tiltas apsaugo, kad jinai nepabėgtų. Tai pabandysim sulaužyti šitą tiltą, kad pabaisa pabėgtų. Taip atrodo tiltas iš vidaus. Ką šuniuks čia daro? Mažytė šventiklėlė ant tilto. Kaip skaniai čia kvepia cinamonu. Oh my god. O kaip senais laikais atrodė tiltas. Davai, aš noriu patekti kokią nuotrauką. Čia visi žmonės fotkina šitą tiltą. O aš čia atsistosiu, dabar pateksiu kaip 20 nuotraukų. Kinų pusė ženkliai ramesnė. Čia jau turistai nebesirenka. Gerai, prisėdau. Pertraukėlę padaryti. Iš tokios vietos pasimsiu sultyčių. Labai norėjau atsigerti kažką. Nu ką, sutemo? Dabar atsiveria tikras grožis. Labai magiškai atrodo. Tos gatvės. Labai gražu. Kad kelionė po ją nebūtų užskaityta, reikia paleisti vieną norą į vandenį.
Tai einam pas močiutę kokią, paleisim vieną norą. Šinčiau. Šinčiau. Va. Come on. Tai va, tokį gavau už eurą. Kažkokį popierinį dalyką. Ir čia galim paleisti žvakę į vandenį. Gerai. Šiaip ne taip pagaliau atradau. Spėju, kad čia kažkur. Tai reikia sugalvoti norą. Aš jums nesakysiu. Ra ca bí một. À. Hả? Sao ra đây? Ok. Come on. Thank you. Gerai, noras sugalvotas. Mano dalykėlis išsiųstas. Reikia dabar tikėtis, kad išsipildys. Mano tas plaukia dar. Neilgam. Taip ir tenka atsisveikinti su šituo gražiuoju turistų pilnu, bet vis tiek magišku miestu. Ojanu. Metas važiuot namo. Kaip ir supratom jau apie ką miestas, viską pamatėm, viską ištyrinėjom. Tai labai man čia patinka, labai čia gražu. Bet tą natą ir noriu pasakyti, ačiū visiems, kas žiūrėjot. Prašau paspaskit laiką, paspaskit subscribe, jeigu patiko. Nu ir ką, susimatom kitam video. Tai viso.